Aš šiuo metu padarytas iš šitų priemonių. Kovas yra visiškai gimtadienio mėnuo. Tokia skani. Turiu tokio labai neskanaus riešutų sviesto. Aš esu kažkokia nelaimėlė. Sveiki ir sveikos. Šiandien yra sekmadienis ir aš tik dabar pradedu šitą video blogą. Tai dabar yra 5 val. Vakaro ir visą dieną nieko nefilmavau ir vakar nefilmavau, nes buvo gan užimtos dienos. Šiandien nemažai nuveikėm, neseniai grįžom iš Ikėjos, nusipirkom ilgai norėtą dalyką, tai tokį stovelį gėlėms, tada nusipirkom dar vieną gėlytę. Nusipirkau įvairių sėklyčių, petražolių, svogūnų laiškų, tai vyks sodinimo procesas, nes praeitais metais auginau savo pomidorus vazone ir ką dar, petražolės, man atrodo, tai šiaip labai faina tikrai pasidarius kokių salotų atsidėti savo užaugintų dalykėlių. Kitas dalykas yra toks, kad aš šiuo metu išgyvenu tokį visai sudėtingą laikotarpį. Tačiau aš žinau, kad visa tai išeis tik tai į gerą. Nes aš pati žinau iš savęs, kad man labai padeda pamatyti ar išgirsti kitų žmonių istorijas, kurie yra praėję panašius gyvenimo etapus ar periodus, ir tai tikrai labai paskatina judėti priekį ir pasisemti motyvacijos kažkokios. Tai aš pakol kas kaip ir nenoriu daugiau išsiplėsti, bet kai jau viskas prasidės, aš manau, kad būtinai, kaip čia, pasidalinsiu su jumis, nežinau. Tai dabar eisim, sudėsim tą gėlių vazonėlį, ne gėlių vazonėlį, gėlių vazonėlių lentynėlę ir tada eisiu aš sodinti visus augaliukus turbūt šiandien. Tai spėju, kad pamatysit kažkurią dalį iš viso šito proceso. Gražiai atrodo visai. Metas sodinti. Tai čia yra čiobrelius, petražolės ir krapas. Tada yra bazilikas, petražolės ir laiškinis česnakas. Iš tikrųjų aš turėjau tik tai petražolės pasodinus, tai aš nežinau, kaip čia kas užaugs, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Pasodinau, pažymėjau tokiais lipdukais, lapeliais, kad atpažinčiau, kol dar neužauga. Tai čia yra bazilikas, čia yra krapai, čiobreliai ir petražolės. Ir truputį tos sėklos buvo keistos tokiam juostelėm, tai aš jas sukarpiau gabaliukus ir pasėjau. Iš tikrųjų nežinau, kas čia gausis. Ir tada čia yra petražolės, o čia yra laiškinis česnakas. Tai irgi labai įdomu, nes nežinau, kaip kas atrodys ir kaip kas gausis. Smagu tikrai auginti savo augaliukus, nes paskui kiekvieną rytą, pavyzdžiui, išsikepus omletą arba pasidarant salotas, kaip sakiau, galima nusiskinti ir nereikia nieko pirkti. Ir dar toks dalykas. Aš labai mėgstu gėles, bet aš mėgstu gėles ne vazoninės, o tas, kurias galiu nusiskinti arba kurias padovanoja. Labiau aš mėgstu visgi prieskonis auginti. Labą, šiandien yra šeštadienis ir aš jau po labai skanių ir gaivių pusryčių, bananų ledų su avokadu, salieru, špinatais, proteinu vaniliniu, riešutų sviestu ir saulėgrąžom. O dabar eisim filmuoti mano video draugo kanalui su priemonėmis, kurios kainavo 20 €. Tai bus kaip ir
pilnas veido makiažas, tai dabar parodysiu jums tas priemonės. Taip, tai make-upas bus padarytas iš šitų priemonių, tai bus šita paletė iš Rival de Loop. Jinai kainavo tik tai 5 eurus. Čia yra kontūravimo spalvos kreminės, tada skaistalai ir highlighteris, ar banana powder. Tai nežinau, aš ją naudosiu ir akim turbūt. Tada vietoj maskuoklio ir pačio makiažo pagrindo naudosiu šitą. Kadangi maskuoklį praskėdusiu kremu drėkinančiu, gaunasi visai nebloga pudra, skaista pudra. Tada tušas, visai fainas, jau išbandžiau, tai toks lyg ir nieko. Rudas akių eyelineris, labai ilgai ieškojau ir nieko neradau ir žinau, kad yra tik tai visokių high brandų rudų eyelinerių, tai šitas visai nieko, truputį keistai tepasi, bet kaip už tokią kainą, 2 eurus man atrodo, tai tikrai neblogas. Lūpų pieštukas ir šitą antakių šešėlių paletę. Šią naudojau, kai buvau labai jauna ir mano mama ją naudoja ir aš atsimenu, kad man visai patiko, tai bus visai smagu sugrįžti tuos pirmojo makiažo laikus. Na ir augaliuko update'as, tai kaip matot, bazilikai pradėjo jau dygti, tai labai džiaugiuosi, visi kiti dar ne, tai kažkaip tikiuosi, kad porą dienų ir jau irgi pradės dygti, nes kažkaip smagu matyti, kai tie augaliukai auga ir labai nekantrauju išbandyti ir turėti savo žalumynų. Vėl aš atrodau kitaip, negu kad atrodžiau kadre prieš tai. Tai kovas yra visiškai gimtadienių mėnuo, nuo pat kovo pradžios iki pabaigos yra vien gimtadieniai. Ir šiandien einam dar vieną gimtadienį. O aš ne per seniausiai grįžau iš Panoramos, nusipirkau kvepalus, nes turėjau dovanų čekį iš Creme de la Creme. Tai parodysiu, kokius kvepalus nusipirkau. Iš Montalė, mano šiaip vienas mėgstamiausių kvepalų brandų. Aš turiu vienus kvepalus iš jų. Ištrauksiu su viena ranka. Yra šis kvapas Intense Cafe. Aš turiu, man atrodo, Red Oud vadinasi. Jie gan intensyvūs, tai norėjau kažko tokio labiau saldesnio, gaivesnio, labiau tinkamo galbūt vasarai. Tai šiaip labai geras ir skanus kvapas. Aš manau, kad tie, kas mėgsta sunkius kvapus, tikrai turi kažką iš Montalės. Kai grįžom iš Italijos, labai užsivedėm su buratos ir visokiais kitais itališkais sūriais. Ir iš tikrųjų rytoj bandysim buratą pasigaminti patys, tai įsigijom ir puodą, ir termometrą, ir viską. Tai net neįsivaizduoju, kas gausis. O šiaip geriausia dovana, manau, yra ta, kuri valgoma, tai dovanosim šiandien žmogui simboliškai irgi buratą. Burata yra iš Panoramos Gourmet skyrelio. Ten yra toks itališkas kampelis, kurie turi visokių labai daug itališkų produktų, aliejukų, užtepėlių ir panašiai. Tai mes vieną kartą buvom nusipirkę patys šitą, tai tokia skani, labai rekomenduoju. Jeigu nežinot, kur pirkti, tai varykite Panoramą. Sveikos, ką tik grįžau po darbų ir iš karto puoliu prie kameros, nes noriu jums kažką parodyti. Iš tikrųjų teisiu gaminti Energy Balls, nes turiu tokio labai neskanaus riešutų sviesto, kurį noriu sunaudoti, nes gaila išmesti, tai pabandysiu iš to neskanaus padaryti kažką skanaus. Ir dar noriu parodyti porą siuntinukų, kuriuos pati aišku užsisakiau iš Beauty Bay, tai rodau. Tai pirmas siuntinys yra šepetėliai. Manęs viena mergina klausė, ar iš Beauty Bay nėra jokių muito mokesčių, tai kiek siunčiausi, nereikėjo nieko mokėti. Užsisakiau iš BH Cosmetics 9 šepetėlių rinkinį tokį. Tada iš LA Girl užsisakiau vieną highlighterių šepetėlių, kuris atrodo taip. Toks labai fainas ir iš tikrųjų labai gražiai užtepa tą highlighterį. Tada čia yra šepetėliai rožiniai, labai gražūs, labai švelnus. Man labiausiai pakol kas patinka šis, idealiai tinka kontūravimui, tai iš tikrųjų labai fainas ir labai švelnutis. Ir tada šitų mažų dar neišbandžiau, bet šitą irgi išbandžiau. Čia yra skaistalų šepetėlis ir bronzanto. Čia yra pudros irgi išbandžiau, žodžiu, labai patiko ir kainavo 30 eurų, man atrodo, visas šitas rinkinys. Tai tikrai apsimoka ir verta. Kitas siuntinys yra kosmetika. Tai pirmą užsisakiau tokį Thirst No More Moisturizer kremą, kuris yra su vaisių kompleksu ir balta
Arbata gaivinantis, labai drėkinantis, tai čia savo ir klientėms. Ant savęs dar nebandžiau, bet pabandysiu ir tikrai įdomu, koks jausmas yra. Tada užsakiau iš LA Girl gelinį eyelinerį, akių pravedimą. Tai jis yra tokios violetinės tamsiai labai gražios spalvos. Tada užsisakiau tokį patį rudą, nes man labai gražu rudas eyelineris. Tada užsisakiau tokį liuminatorių, kurį galima maišyti su skysta pudra arba tepti tiesiog ant šviežios odos. Labai patiko. Nėra tokių blizgių didelių dalelių ir iš tikrųjų labai gražiai atrodo ir tinka visiems odos atspalviams, kas man labai yra cool, nes galima naudoti ir žiemą, ir vasarą, ir įdegus, ir išbalus. Tada iš Revolution Pro užsisakiau antakių gelius. Čia yra tipo kažkas tokio kaip Anastasia Beverly Hills Eyebrow Pomade. Tai aš užsisakiau Ebony, tokia spalva tamsi į pilkumą, tinka tai tamsiems antakiams. Ir tada užsisakiau dar Blonde. Tai aš jau išbandžiau, bet ką noriu pasakyti, kad reikėtų naudoti jiems labai tvirtą ir standų šepetėlį, nes labai sunkiai kažkaip pasiema pati priemonė. Tada iš Revolution dar užsisakiau maskuoklį. Jie yra gan populiarūs ir šiaip labai išgirti ir geros kokybės. Ir čia yra atspalvis, nefokusuoja, C65. Ir tokį labai fainą dalyką iš Revolution Pro. Tai yra skystas iliuminatorius toks irgi. Jis turi daugiau blizgių dalelių ir labai gražiai atrodo ant akių. Tai va. Tokie mano siuntinukai. Tai ką naudosiu Energy Balsams. Šitas labai neskanus riešutų sviestas man tikrai labai jis nepatiko. Tada naudosiu porą šaukštų turbūt kokoso miltų. Jie iš tikrųjų iš savęs labai saldus ir taip pat be glitimo. Tai čia gausis tokie low carb Energy Balsai. Tada naudosiu turbūt dėl saldumo proteino vanilinio šiek tiek. Ir juos pamirkysiu šitam šokolade su stevia visiškai be cukraus. Labai fainas šokoladas ir labai skanus, yra tokio labiau pieniškesnio skonio, su mažiau kakavos ir extra dark. Tai šįkart pasiėmiau extra dark, žiūrėsim, kas čia gausis. Įdėjau į dubenėlį ir į puodą riešutų sviestą ir truputį ryžių pieno ir pašildau tą riešutų sviestą, kad jį suskystėtų truputį. Įdėjau proteiną. Tai nežinau, gal net kokos su miltu nedėsiu, jeigu matysiu, kad viskas čia puikiai sulimpa. Tokius rutuliukus. Kiek čia man jų gavosi? 10 rutuliukų. Ir dėsiu į šaldytuvą kokiam pusvalandžiu, kad sukietėtų. Ir nenaudoju kokos su miltu, nes užteko pilnai ir proteino. Tai dabar tik tai 2 ingredientai. Riešutų sviestas, proteinas ir trečias bus šokoladas. Lydom šokoladą ir mirksim rutuliukus jau pašalusius į šokoladą. Panardinam į šokoladą ir dedam į šaldytuvą, kad sustingtų ir bus viskas. Ne. Tai sveiki. Aš esu kažkokia nelaimėlė ir šiais metais sugebu labai smarkiai susitrenkti jau 3 kartą. Netagaliu įkvėpti. Tai prieš porą dienų paslydau vonioj su šonkauliu, visą šitą juostą trenkiausi į vonios kraštą ir galvoju, kad man lūžo šonkauliai. Bet nulėkėm iki priimamąjį į ligoninę, tai viską peršvietė ir lyg ir nelūžo. Plautis netrūko, bet žiauriai skauda. Tai dabar netgi paprasčiausi dalykai, kaip parduotuviai pasiekti kažką iš šaldytuvo, tampa didžiausias iššūkis ir tikrai žiauriai sunku ir naktį miegoti labai sunku, bet bent jau tiek, kad niekas nelūžo. Šitas vlogas matau, kad gausis toks mėnesinis, bet man yra visai fainos medžiagos, tai kažkaip nenoriu iš to vlogo nepaleisti, bet prižadu, kad kitas bus toks labiau suspaustas. Šiandien išbandžiau porą naujų produktų savo make-upui kasdieniam, tai labai sunku įkvėpti orą, nes žiauriai skauda, tai visą dieną dūsuju ir negaliu niekur skubėti, nes padūstu ir tada beprotiškai skauda ir nugarą ir visus šonkaulius. Tai, žodžiu, aš bandžiau šitą, aš jums jau jį rodžiau, tai yra
Formula 1006 Thirst No More veido kremas su vaisių kompleksu ir balta arbata. Jau apie jį kalbėjau. Aš galvojau, kad jis bus tokios lengvesnės tekstūros, bet jisai yra gan tirštas. Labai patiko kvapas, toksai atgaivinantis ir rytui pats tas, bet galbūt reikėjo man daugiau šito kremo užsidėti, nes kažkaip nelabai padrėkino, arba mano oda yra žiauriai sausa, tai gal dėl to turbūt reikėjo dėti 2 sluoksnius. Prieš tai aš naudojau Institut Estederm, turbūt taip, Intensive Hyaluronic Serum. Tai man jisai labiau patiko, nes jo tekstūra tokia labiau vandeningesnė ir jis kažkaip lengviau įsigerdavo į veidą. Tai jo, šitą žiauriai patiko. O iki kol nusipirkau šitą, bet aš jį naudosiu ne tik savo, naudoju ir Alma K Dead Sea Minerals Timeless Moisturizing Cream. Jisai yra su perlų dulkelėmis ir iš tikrųjų šitas kremas tikrai labai intensyviai drėkina. Ir man šiuo momentu labai tinka po žiemos mano išsausėjusiai odai. Aš apie jį rašiau ir Eurovaistinės katalogui tokį straipsniuką, tai galit pažiūrėti šitą katalogą, man atrodo jis yra rudens pas juos online puslapį. Šiaip tikrai labai patinka šitas kremas. Ir tokia pakuotė graži. Kamštukas. Ir dar ką norėjau parodyti, kad baigėsi mano mylimiausia, viena iš mylimiausių skystų pudrų, makiažo pagrindų iš Artistry, Hydra V, nežinau kaip pasakyti, Sheer Weightless Foundation su 15 SPF filtru. Su filtru 15. Su whatever. Tai va, jinai jau baigėsi, tai galbūt jūs turite kokių rekomendacijų, kažką panašaus į šitą. Nes jis tokia pipete ir tikrai matosi, kad tokia skysta. Ir man jinai žiauriai patinka. Tai žinau, kad yra Chanel Vital Lumiere, man atrodo, bet man kažkaip Chanel pudros nepatinka, tai Chanel galit nesiūlyti ir šiaip kainos atžvilgiu man kažkaip tai nelabai. O šita tai tikrai yra wow, labai rekomenduoju. Ir pats brandas man Artistry, jisai toks truputį nišinis, prabangesnis, bet jie turi tikrai labai gerų priemonių. Tai va, apie tiek norėjau pašnekėti ir sveikatos man. Tikiuosi, kad labai greitai praeis tas skausmas ir turbūt jau greit užbaigsiu šitą vlogą, parodysiu dar kaip gavosi šitie riešutų sviesto rutuliukai ir dar ką noriu parodyti dabar. Tai yra bazilikas, o visus kitus aš žinokit išmečiau, nes pridėjau per daug žemių ant viršaus ir man tiesiog tos eklytės neišdygo. Arba išdygo tik kokios 3, tai aš tiesiog viską išmečiau šiukšlių dėžę ir sodinsiu iš naujo, tiesiog dėsiu mažiau žemę ant viršaus. Tie rutuliukai atrodo taip, aš čia perpjoviau, šiaip tai atrodo, sunkiai atkimba. Šiaip tai taip, man tai jie skanus dėl to, nes tiesiog aš mėgstu tokius žemės skonio dalykus, bet Šarūnas sakė, kad jiem trūksta saldumo. Overall, tai labai geras būdas išnaudoti riešutų sviestą, kurio jūs nemėgstat arba kuris jau baigia galioti ir panašiai. Tai ką, sakau tada iki ir susimatysim kitam vlogę, kuris tikiuosi bus šiek tiek nuoseklesnis. Čiau!